Smalsuoliams iš karto pasakysiu, prieš jūs yra kiškis, lietuvių liaudis, būtent taip vadina šį Nissan Qashqai, kiškis su japoniškais šarvais, o japoniškus šarvus jam uždėjo dizaineriai tam, kad automobilis atrodytų raumeningesnis, o jeigu norite atrodyti labai išskirtiniai, jūs galite nuo šiol įsigyti kiškį su N-Design paketu, kad kelyje būtumėte individualūs. Kitaip tariant, kad Qashqajus būtų ne tik į darbą ir į sodą, bet ir jūsų asmenybės išraiškos priemonė. Trumpas pasakojimas apie naują Qashqajų netrukus. Apeisim, įlysim į vidų, pasikalbėsim apie e-Power jėgainę. Šiandien turime progos, ko ne pirmieji, išbandyti atnaujintą Nissan. Sakyčiau, kad yra labiau faceliftas, nes automobilio priekis tikrai labai pasikeitęs, tačiau pasikeitusi yra ir parkavimo sistema bei multimedija, kuri nuo šiol yra paremta Google Maps'ais. Išbandysim, kaip jį veikia ir papasakosim jums plačiai gazas.lt. Tas magiškas žodis faceliftas, kągi jis reiškia? Na, dažniausiai išleidžia gamintojai populiarų modelį, sulaukia kažkokių pastabų ir ima jį tobulinti. Pirmas svarbus dalykas, ko norėjo Nissan Qashqai pilotai, tai individualesnės išvaizdos. Pasižiūrėkite į priekinės groteles. Londone dizaineriai sukūrė visiškai naują dizainą ir visiškai naują žibintų dizainą. Dienos šviesos žibintai dabar integruoti į automobilio vidų. O grotelės atrodo kaip samurajaus šarvas, tai toks japoniškas DNR. Kitas vairuotojų pageidavimas buvo individualesnė išvaizda. Taip atsirado N-Design paketas su juodom dizaino linijom. Tai jokių būdų nereiškia, kad yra pats prabangiausias, nes N-Connecta Plus yra pats prabangiausias, bet tai naujas paketas, kuris suteikia automobiliui, jo ratams, jo šoninėms linijoms išraiškingumo. Kitas dalykas, kurio pageidavo vairuotojai, tai geresnė garso izoliacija, todėl priekinis stiklas pastorintas lygiai 1 milimetru. Tai reiškia, kad jeigu važiuojate elektra, o šis naujos kartos hybridas taip pat važiuoja nemažai kilometrų elektra, visiška tyla, tik vėjelis šiurena. Kalbant apie jėgainės, galbūt ir nieko ypatingai naujo, nes e-Power prabangesnė versija, prabangesnė dėl to, kad hybridas yra varoma vidaus degimo varikliu, 3 cilindrų, 1,5 kubatūros, kintamos kompresijos varikliu, kuris yra varomas grinai elektra, o ją gamina vidaus degimo variklis. Kitas variantas, jeigu kalbėtume ne apie V-Power, o apie mild hybridą, lengvąjį hybridą, tai tradicinis 1,3 litrų darbinio tūrio variklis. Tačiau didžiausia naujiena slypi štai čia. Į automobilį yra integruota Google sistema. Google įskiepis leidžia naudotis tiek Google žemėlapiais, tiek atsisiųstom programėlėm. Galima atsisiųsti ir Waze'ą ir naudotis Apple CarPlay, tačiau jeigu norite, galite tiesiog prisijungti savo Google slaptažodžiu ir turėti iš esmės savo telefono atspindį multimedijoje. Tai naujas žingsnis ir Nissanas pirmą kartą naudoja Google. Šiuolaikinėse automobiliuose yra labai daug pypsinčių saugumo sistemų ir jeigu jūs norite jas išjungti, Qashqai jūs siūlo labai paprastą sprendimą. Nustatote asmeniniuose nustatymuose, kas turėtų pypsėti, kas ne. Ir tuomet, jeigu norite, kad pypsėtų, paliekate, o jeigu norite išjungti, štai labai paprastai. Ir lygiai tas pats atgal. Išjungiate, įjungiate ir grįžtate į bendrą meniu.